Sveiki visi sugrįžę į kanalą Beno projektai ir šiandieną noriu Jums pristatyti naują rubriką Kas gero aukcionuose. Ir iš tikrųjų aš mėgstu prisėsti prie kompiuterio ir pradanginti savo laiką aukcionuose, kai žiūriu Coportą, Amerikos mašinas ir tiesiog ieškau įdomesnių variantų, ieškau galimybių nupirkti kažkokį tais automobilį ir kai randu kažką įdomaus, noriu su jumis pasidalinti. Tai būtent tai ir bus Kas gero aukcionuose. Gal ir tokių Ferrarių laiks nuo laiko pažiūrėsim. Ir žinoma, šią rubriką remia CarVertical ir neužmirškit naudotis ir mano nuolaidos kodu BEN20 ir taip pat nuoroda yra aprašyme. Tad tikrinkit savo automobilius taip pat CarVertical, o dabar mes keliaujame į video, kurį dariau prieš keletą savaičių. Ir kodėl jį dariau, nes man tas automobilis iš tikrųjų pasirodė tikrai įdomus ir padariau pirmą tokį reportažą, kur aptariau. Žinoma, filmavau dar su kompiuterio kamera ir jo ekraną, tad video gal kokybė bus ne pati geriausia, bet pati esmė vis tiek išlieka tokia, kokia yra. Apie automobilį, kuris nenuvažiavo nei vienos mylios, bet iš sveiko tapo sudaužytas. Tad žiūrim video ir ką, jūs laikinkit ir subscribinkit kanalą. Kaip ir minėjau, pradedam rubriką aukciono atradimai ir šios savaitės atradimas yra Audi A8 ir kaip jau ir prieš tai video sakiau, iš tikrųjų pats esu įsirašęs į savo norų automobilių sąrašą tokią Audi, būtent su 3 litrų varikliu ir aš visą laiką žiūriu, kas aukcione iškrenta naujo, kokios mašinos atsiranda ir gal už kokią nors kyla noras ir pastatyti ir nusipirkti. Ir šią savaitę pastebėjau šį būtent automobilį ir galim pasižiūrėti ir kodėl jisai mane sudomino, nes iš tikrųjų buy it now price, tai dabar pirkimo kaina yra $3000, tai mes galim tiesiog ją paimti ir paspausti. Atrodo, priekyje yra nedidelis daužimas, galim pasižiūrėti nuotraukas, tai matom, kad kapotas kažkiek, balkis kažkoks yra apdaužytas, lempa lyg ir sveika, lyg ir nesveika, lyg ir vietoj, čia šonas ratai pabrozinti, bet tai nieko kažkas blogo, salonas švarus, oro pagalvė šovusi, atrodo iš pirmo žvilgsnio visai nieko, čia matosi, kad aukcionas sužymėjęs oranžiniai kokios detalės pažeistos, kad lempa pažeista, kapotas pažeistas, ir rida 128 000 ir 3 mylios ir pagal šitą ridą galima skaičiuoti, kad yra maždaug apie 200 000 kilometrų. Tai lietuviška normali rida, o Amerikoje jau iš tikrųjų yra didelė, tai ir kaina gali būti tokia, nes nedidelė. Ir matom, kad gale yra klimos valdymas atskiras, tai kad gali važiuojantis gale irgi darytis reguliuoti savo šildymą ir visus kitus dalykus. Tai iš tikrųjų tokia gana pilna Audi A8 D4, panašiai aš prieš tai turėjau ir matom variklis, viskas švaru, apardytas V8 TFSI variklis, matome blizgą ir raktas ir taip pat yra dar detalių numesta. Ir jeigu tai pasižiūrėsim, į kurią vietą reikėtų atkreipdėmėsi atidžiau, tai yra žinoma rida ir 128 000 3 km. Ir čia yra įdomiausia dalis, kad aišku, kadangi aš pamačiau šitą kainą, aš žinau, kad jinai jau buvo prieš tai aukcione, nes įprastai jeigu yra automobilis su buy now price, tai vadinasi jau aukcionas buvo jau automobilis, atsiprašau, buvo aukcione ir pirkėjai nesukėlė tiek kainos, kiek pardavėjas buvo uždėjęs rezervą ir ta mašina grįžo į aukcioną. Ir būtent aš galvočiau irgi jau statyti šį automobilį, bet žinoma, prieš statant aš jį pasitikrinau CarVertical ataskaitoj ir galim pasižiūrėti, ką mes matom. Ir matome, kad automobilis taip pat yra tas pats, tos pačios nuotraukos ir aš matau, kad dar vienas yra nuotrauka, kur sveika ir galim pasižiūrėti nuotraukas ir matom, kad aukcionas buvo
23 metų, atsiprašau, rugsėjo mėnesį ir automobilis sveikas. Pasižiūrim. VIN kodas tas pats. Čia galim matyti, kad variklis dulkėtas, mašina neprižiūrėta, bet visos detalės yra po varikliu. Tai reiškia visa mašina tyla. Čia matome, kad automobilis pilnas salonas, oro pagalvės nešovusios. Mato, ekranas kažkaip čiučiu tik tai išlindęs, tai su elektronika kažkas gal blogai. Ir ratlankiai taip pat nubraižyti. Galas pridulkėjęs, purvinas, matom, kad klima irgi pilna. Ir kas svarbiausia, mes matome, kad yra sveikas priekis. Lempos su užtamsintais korneriais, juodais. Ir čia pilna, man atrodo, masažas, jos masažas, man atrodo, šitą irgi yra. Ir matom, kad visas pilnas priekis sveikas, kapotas sveikas, grotelės sveikos, lempos sveikos. Ir įdomiausia dalis yra tai, kad jos rida irgi 128 003 mylios. Ir jinai buvo aukcione rugsėjo mėnesį, mes matom, kad čia data yra 22 metų 11.10. Tai jau tokia šioje nuotrauko šiame aukcione. Ir čia matom, kad visas salonas dulkėtas, purvinas ir realiai visas priekis yra sveikas. Tai kas atsitiko su šiuo automobiliu? Mes nematom, dėl ko buvo prieš tai aukcione ši mašina, bet matome, kad jinai nenuvažiavo nė mylios ir buvo išardyta. Bet išvalė visą saloną, sudėjo sudužytas detalės. Tai mano manimu, kad kažkas nupirko automobilį iš aukciono, jį tiesiog nuo jo nurinko detalės, kurių kažkam reikėjo, nes matom šitam čia, kad jau lempos yra su geltonais korneriais, o ne su juodais. Nurinko visas detalės nuo sudaužytos mašinos ir sudėjo ant šios mašinos, o nuo šios mašinos visas detalės sudėjo ant būtent šios mašinos detalės sudėjo ant kito automobilio. Tad, ką noriu pasakyti, kad visada reikia žiūrėti istoriją. Prieš tai, kodėl buvo nupirktas automobilis, mes nežinom. Ir matom, kad irgi rodo jau būtent rida. Rida matosi, kad viskas tvarkoj. Tai kas yra svarbu, kad reikia tikrinti savo automobilius. Ir mes su šiuo automobiliu pradedam rubriką Kas gero aukcionuose.